Nekati Arabači, žinomas Niko slapyvardžiu, o kartais vadinamas ir Kelno krikštatėviu. Jis yra viena labiausiai išgarsėjusių Hells Angels baikerių klubo figūrų. Gimė 1972 m. vasario 14 d. Kelne, Vokietijoje, turkų imigrantų tėvų šeimoje. Matydamas nepriteklių kasdieninėme gyvenime, Arabači nuo vaikystės troško pinigų bei valdžios. Jo istorija yra susijusi su Hells Angels operacijomis Europoje. Tai šešėlinis baikerių gaujų pasaulis, vykdantis nusikaltimus tarptautiniu mastu. Tad pasinerkime į šio prieštaringai vertinamo asmens istoriją, jo iškilimą ir dabartinį statusą. Motociklų klubas Hells Angels yra daugiau nei tik motociklų entuziastų grupė. Įkurta 1948 metais Kalifornijoje, ji išaugo į pasaulinio masto tinklą, kuriame yra virš 6000 narių įvairiose šalise. Vokietijoje yra apie 650 šio klubo narių. Norint įstoti į Hells Angels, tiesiog privalai turėti Harley Davidson motociklą, būti vyresnis nei 21 ir svarbiausia, turėti padarytų nusikaltimų istoriją. Tai laikoma tartum įstojimo ritualų. Šis išskirtinis klubas garsėja nelegalia veikla, tokia kaip prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis ir turto prievartavimu. Hells Angels struktūra yra labai organizuota, o kiekvienam padaliniui vadovauja ganėtinai žiaurūs veikėjai, kurie laikosi griežtų nusikaltėlių kodeksų. Ši struktūra leido klubui plėstis visame pasaulyje, dėl teritorijos ir įtakos dažnai susirėmė su konkuruojančiomis gaujomis, tokiomis kaip Banditos ir Satudara Motorcycle Club. Niko nusikalstamas gyvenimas prasidėjo niūriose Kelno gatvėse. 1990 jis pradėjo dirbdamas naktinių klubų apsauginiu, arba kitaip vadinant bounceriu. Jis ganėtinai greit augino savo autoritetą dėl savo žiauraus elgesio ir sugebėjimo valdyti kitus. Neužilgo jis pradėjo vadovauti įvairiose įstaigose dirbantiems apsauginiams. Pasinaudodamas augančią savo įtaką, jis perėmė miesto raudonųjų žibintų kvartalą. Arabači valdė viešnamius tokius kaip Babilono viešnamai Elsforte ir kiti Leverkusene, o vėliau net Vokietijos Augsburge. Jo kontrolė buvo išplėsta per jam dirbusius parankinius, todėl jis galėjo susižerti pelną nesusitepdamas savo rankų. Iki 1990 metų jis tapo pagrindinė Kelno nusikalstamo pasaulio figūra, žinoma dėl savo žiauraus elgesio bei jau turimų ryšių su Hells Angels. Būdamas Hells Angels narys, jis pasinaudojo klubo reputaciją, kad sustiprintų savo valdžią, taip užtikrindamas, kad konkurentai bijotų įžengti į jo valdomą teritoriją. Tačiau besiplenčiant jo imperijai atsirado daug priešų ir tuo pačiu patraukė teisėsaugos dėmesį. Pareigūnai vis lipo jam ant kulnų. Arabači jautė, kad greit gali netekti savo iškovoto autoriteto patekdamas už grotų. 2002 metais specialioji policijos darbo grupė, vadovaujama vyriausiojo prokuroro Jurgeno Vorteno, galiausiai jį suėmė ir apkaltino vadovavimu nusikalstamai organizacijai, prekyba žmonėmis bei ginkluotų apiplėšimų. Šie kaltinimai buvo daug metų trukusios policijos stebėjimo ir jo veiklos tyrimo rezultatas. 2004 metais jis buvo nuteistas kalėti 9 metus. Tačiau net ir už grotų Niko sugebėjo išlaikyti savo autoritetą. Jis toliau kontroliavo savo verslą, viešnamių tinklą. Tačiau dėl procedūrinės klaidos, neteisingo vertimo teismo posėdžio protokoluose, jam buvo sumažintas įkalinimo laikas ir 2007 metais atlikęs dalį bausmės, jis buvo deportuotas į Turkiją. Tokiu būdu buvo norėta pažaboti jo organizuotą nusikalstamą susivienijimą Vokietijoje. Niko nenuleido rankų ir naudojo savo naują lokaciją kaip bazę, kad ir dar labiau padidintų savo įtaką nusikalstamam pasaulyje.
Deportacija jo nei kiek nepristabdė. Apsigyvenęs Izmire, jis greitai tapo svarbia figūra Hells Angels Turkey brigadoje. Iš Turkijos jis ir toliau reguliavo eismą, naudodamasi savo pareigomis, koordinuodamas nusikalstamą veiklą ne tik Vokietijoje, bet išsiplėtė ir į kitas Europos dalis. Arabači išplėtė savo tinklą į narkotikų prekybą, heroino ir kitų narkotinių medžiagų kontrabandą į Europą. Tai tapo jo pagrindinėmis pajamomis, iš kurių krovėsi milžiniškus pinigus. Jis taip pat kontroliavo įvairius viešnamius visoje Europoje. 2010, kai buvo areštuotas kitas didžiulį įtaką turėjęs veikėjas Frankas Heinbotas, kuris buvo pagrindinė Hells Angels Europos figūra, Arabači buvo paskelbtas naujojų Hells Angels lyderių, toliau vadovaudamas Europos operacijoms iš Turkijos. Augant Arabači įtakai, tuo pat metu augo ir įtampa tarp Hells Angels ir kitų baikerių gaujų, tokių kaip Satudara MC. Šios konkurencijos dėl įtakos sferų dažnai virsdo smurtu, ypač dėl pelningų teritorijų Vokietijos Rūro regione. Nepaisant nuolatinės karo tarp gaujų grėsmės, Arabači demonstravo diplomatijos įgūdžius nusikalstamame pasaulyje. Yra žinoma, kad jis sudarė sąjungos su kitomis gaujomis, tokiomis kaip United Tribunes, kad sustiprintų savo pozicijas prieš konkurentus. Šis jo gebėjimas laviruoti tiek alijansuose, tiek konfliktuose padėjo Arabači išlaikyti savo galę. 2015 metais Ispanijos valdžios institucijos išdavė ES arešto orderį, apkaltindamos jį turto prievartavimu, prekyba narkotikais bei prekyba žmonėmis. Tačiau Turkijos politika neišduoti savo piliečių leido jam išvengti teismo kitose šalise. 2018 m. birželį jį vėl suima Turkijos valdžios institucijos. Tačiau vos po kelių mėnesių jis buvo paleistas, nes nebuvo pakankamai įrodymų. Na žinoma, kaip sakoma, gerai patepus ir įrodymų pritrūksta. 2020 m. Liepos mėnesį jis buvo suimtas dar kartą, tačiau po kelių savaičių kardomojo kalinimo vėl buvo paleistas į laisvę. Na, teisėsaugai juk reikia parodyti, kad dirba, ar ne? Šiuo metu Nekate Arabači gyvena Turkijoje, toli nuo Kelno raudonųjų žibintų kvartalų, kur ir prasidėjo jo nusikalstama istorija. Manoma, kad jis bando pilnai legalizuotis, investuodamas į įvairias įmonės, bei siekdamas atsiriboti nuo nusikalstamos praeities. Tačiau žinantieji jį mano, kad jo ryšiai su organizuotu nusikalstamumu nėra ir nebus nutraukti. Jis vis dar turi įtakos Hells Angels operacijoms Turkijoje ir ryšiai su kitais nusikalstamais tinklais visoje Europoje. Nors daugelis jo kolegų papuolė į kalėjimus ar žuvo gaujų karuose, Arabači sugebėjo išlikti, prisitaikydamas prie besikeičiančių aplinkybių ir pasinaudodamas savo ryšiais. Nors teisėsauga jį laiko pavojinga figūra, kuri per daug kartų išvengė teisingumo, o nusikalstamo pasaulio atstovo jį laiko maišto ir išlikimo simboliu. Šiuo metu viešumo nevengiantis ir gal net labiau jo trokštantis Niko dažnai pozuoja su gražiom moterim prabangiuose automobiliuose, prašmatniais dizainerių rūbais, besišypsantis ir leidžiantis laiką Monake. Tokius jo video turbūt pastaruoju metu esate matę ne vienas iš jūsų. Nors su šitų gražių kadrų ir visos šios prabangos slypi begalinis žiaurumas. Manau, jo kaip nusikaltėlio kelias toli gražu dar nebaigtas. Ką manote jūs? Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruojam kanalą, jei dar to nepadarėte. Spaudžiam patiko ir iki kitų video.